Žmonės, kurie išaugę toksinių žmonių aplinkoje, labai dažnai turi išmokto bejėgiškumo pasąmoninę programą. Dar kitais žodžiais sakant, kada žmogus vietoj problemos sprendimo mato tik apribojimus. Arba dar kitais žodžiais, jeigu sakant, smegenys siunčia mintis tokias, kad tik tais išvengti problemos sprendimo. Nuo vaikystės jau tokio žmogaus smegenys yra ištreniruotos savo dėmesį fokusuoti žalingą savo linkme. Na ir gyvenimiškas pavyzdys. Kaip tas išmoktas bejėgiškumas pasireiškia. Pavyzdžiui, sugalvojate atidaryti verslą ir jūs nematote sprendinių, kaip tai padaryti, o jūs matote tik tai sprendinius, kaip to nedaryti. Kodėl vertėtų to nedaryti? Ir praktiškai visose kitose gyvenimo srityse jūs taikote šį išmoktą elgesio modelį. Ir geriau pasirenkat gulėti ant lovos ir su kasdiena vis labiau pratrinti čiužinį. Bet jokių būdų nepasirenkat imtis veiksmų, kurie pagerintų jūsų gyvenimą. Visi apribojimai, išmoktas bejėgiškumas slepiasi mūsų pasąmonėj, kurią pakoregavus žmogus pradeda matyti išeitį iš savo esamos problemos. Taigi registruokitės pirmai nemokamai konsultacijai ir aš jums parodysiu būtent jūsų pasąmoninės programas, kada jūs išmokote to bejėgiškumo. Nes, kaip ir minėjau, viskas tik tais mūsų galvoje, mūsų pasąmonėje. Iki.